Tarkime, pavyzdžiui, turite armatūros, plieninių strypų, varžtų ar vinių, kurie prasiskverbia į vamzdį ir juos reikia nušlifuoti. Galite naudoti pikuotą šlifavimo įrankį. Kaip matote, priekyje jis turi galvutę pagamintą iš silicio karbido, o silicio karbidas yra ta pati medžiaga, iš kurios gaminami šlifavimo diskai, akmens pjovimo diskai ir net švitrinis popierus. Taigi sakyti, kad jis kietas kaip vinys būtų neteisinga, nes akivaizdu, kad jis yra kietesnis už vinis. Prie įrankio yra pritvirtinti šie centruojantis šepeteliai, kurie pridedami perkant įrankį ir tie centruojantis šepeteliai skirti tam, kad įrankis išliktų stabilus, kai jis šlifuoja kliūtį. Jis jungiamas prie lanksčios ašies, naudojant tvirtinimo varžtus ir kaip matote čia, ši ašis yra gana stora. Tai yra 12 mm velenas, todėl šiam įrankiai maitinti reikės didesnio, storesnio veleno, nes jis yra gana sunkus. Jei nematote to mūsų svetainėje, tai reiškia, kad jį galima įsigyti tik per vietinę agentą. Priešingu atveju, jei pamatysite, griebkite savo šiandien ir išspręskite šią problemą. Ačiū, kad žiūrėjote. Liučiau.